Sveiki, taksi. Jo, taksi. Žiūrėkit, gal galėtumėte iš oro uosto pasiimti? Jo, galėčiau. Gerai, tada aš laukiu palei oro uostą. Yra pačioj. Apačioj. O, panelytė. Labas vakaras. Ale, kodėl tu susikuprinus? Toks mano gyvenimo būdas. Toks gyvenimo būdas? Taip. A tai kuom dirbate? Dėkui, laisvo oro direktorė. Nichuja себе, nesakyk, kad čia tos kaip vakarykštės plakštakės bebūsi. Čia taksioras, tipo? Žiūrėk, taksioras. Davai ir tu šok. Paveš. Nu tai labą vakarą. Labą vakarėlę. Žiūrėk, paimk tą čiolką. Gerai, žymėkit, kur reikia. Tai, žinai, aš dabar čionais prie tų technologijų nichuja nepripratęs. Čia tu galėtum gal artimiausią kokią persirengimo parduotuvę pažymėti, nežinai. Ne tuos batus įsidėjau, matai. Žmonai išmetė mane iš chatos, karočią, bet, sako, iš šitos šalies, tai va čia atskridau. Och, tu kur! Klausykit, taksi mane pametėt, Tai matau, dabar ieškau, kuris. Gerai. O jo, psichmatka, Sakau, kad kažkas dingo. neužsisegiau diržamus jėt. Niekur neatsitrenkiu, bet užsisekti reikėtų. Čia automatas, ne automatas. Čia ne, What? Bro, what are you talking about, man? Klausyk, aš tai ten iš viso iš sovietmečių laikų, bet va, parskridau. Galvoju, va čia taip naujovės. O tu, vakulėlė, ko tu darai? važiuoju trumpesnė keliu. Jums pigiau gausi. O tai gal iš viso nurašom tam visą. Iš daug nerašys, nesaudinkit, nauja esat. Naujokam nerašau daug. Žmona paskutinės kapeikas iškrepščia iš piniginės. Fui pareišį, gal bankę turėsiu. 500 turi. Iš kur tu čia žinai, bet? Nes mes naujokai viską žino jisai. O, Mes jo, čia tik tokie psichmatka. atsilupę. Nesakiau, kad atsilupė. Nu, bet tokie jau esame. O. Nu tai klausyk, tai be jokios mokos, ne? Kuo skurdesnis, tuo baugesnis būsiu. Kaip aš naujus batus nusipirksiu Kaip iš naujo? turėčiau kokį 120 rašyti. Jo, psichmat, iš kur tokie? Va, klausyk, nu gerai. Nereikia su jais sumokėti. Nu, tą miela patį važiavo. malonu, ačiū. Nu, malonu tada, malonu labai, kad čia pavėžėjot. Už tokią pigią sumą. Nieka, nauja esat, neskriausi. Nu dėkui, malonu, labai malonu. Jei tai iš viso čia nieko nereikėtų duoti, žiūrėk, jei reikia stuburą sulankstyti normaliai pas chiropraktus. Šiš. Psichmat, tavo stuburą tai niekas neištiesins, nebent lygintuvas. Bet taksistai pirmi važiuoja su lygintuvu, tai galėsi lysti iš Vieną plok per stuburą ir turėtų jau atsistatyti. O tai gerai, Gaila žiūrėk, mergaitės. aš turiu klausimą. Nu, Nuo ko pradėti? gal padėt? Kažkokį darbą pradžią nežinau. Aš tai nuo taksi pradėjau. Pasikuisiu aš po konteinerius pirmučiausia. Gal po konteinerius, bet neverta, manau, darbą pirmą verčiau susirasti yra. O, pašalpą jau gavau. Jo, gausi daugiau negu gaunam dabar. 100 000. Jo, psichmat. Bet jau čia reikia dirbti, pasitvardo. Kora. Realiai galime ir kaip skaisti. Kaip korona. Kora. Čia irgi buvau sirgęs. Kaip šiuolaikinės technų palauk, aš šituoja. Palauk. Laukia. Alio, čia matau ant tavo tos planšetės nemažas atstumas, klausyk, kad čia nebus taip, kad mums kainuos jau, bля, šimtais. Nieka. Padarysiu tiek pat, kiek padariau. Nu tu, bля, kaip užgaudėm gerą taksiorą. Nu ką, dėkui tau labai daro antras įkį. Be abejo, jau į privačią. Jo, būsiu. Va, nu gerai, dėkui jums labai, sėkmyčius tada. Gerai, sėkmės. Tai dabar gal kokį dviratuką duos mum ar ne?
O, žiūrėk, pirdos. Jo, psichmat. Kaip Lietuvos vėliava, klausyk. Ai, nu davai. Kora, labai malonu, žinok. Gerai, ką susiskambinti? Be abejo, susisvaninsim. O tai kur čia dabar pasistatyti? Va dabar tai klausimas, bet iškilo. Geras klausimas, bet gero atsakymų tikrai neturiu. Tai čia gal va šitas tavo krepšys? A, jo, va, pasiimsiu šiek. O jo, pši. Ai, nu tai va, Nu o va. dabar važiuojam. Nu davai, pajechali. Žiūrėk, traukia labiau mano bet. O jo, psichmat. Aik tu na. Kurva, užsižiūrėjau į veidrodėlį, bet ir nusijobinau. Nu, klausau, kurva. Kaip siunto? Ai, va, palauk. Nu, sakyk, nes aš pats irgi pastrigau ant šito gaidžio. A, mačiau. Nu, sakyk, kur? Sės ant kėdės gali. Tai pas mane net nėra kur atsisėst. Aš matau, čia man raudonai žypsi, bet kaip čia tą siuntą pristatyti? Nu, blet, aš irgi tą patį klausiau. Išsiaiškinsiu, reiškia, spaudysiu kiekvieną. Nu, davai, bandom laimę. Na, davai, iki. Iki. Nu tu, blet, kad važinėja kai kokie atsilupėliai. Aik tu nahui! Klausyk, ko gyvenimu užsiimi? O atvirai? Atvirai. Nu, tai pradžiai biškį buvo kokaina, dabar jau nuo kokaina biškį per daug gėrė. Bet jau būčiau sakęs nuo to, koks tu čia nais pražilai. Net praplikai. Nuo rinkimo akis krenta. Bet nu, kai nusiemi kaukę, tai dar akivaizdžiau pasimatė. Jeigu net atvirkščiai sėdėti romantiškai atrodytų. Ne. Ne, jau mano dreba kojos kūro, kaip tiesiog pirmą galvą įstakta, tai man užteko. Jūs skambų užsienį. A nieko, mes laisvo oro direktoriai. Važinėjom iš kampo į kampą. Tai žvejyba kažkas įdomaus, ne? Nichuja čia nieko gero, sakė, o čia dirbti paštininkais gera alga. Jo, Kur gera alga? paštininkuose. Nu, viskas jau aišku. O tu klausyk, užsirišk batų raištukus, nes tu vieną dieną eisi parkrisi. Tai ne vieną jau per kristų už tai tas veidelis toks gražus. Tos kelnes supranta pas mane smulkmė nuo pinigų, nuo maisto, žinai. Jo, psichmat, bet tai pagorklį turi normalų, tai gal visai nieko. Ką aš čia galiu jums dabar duoti? O. Kirvio tai nedu. Vai čia išsitraukia netyčia? Kaip netyčia, bet jau remiasi į kelieną merginai. Ką čia žaisti? Tiesiog, kad būtų. Čia Nu, jo, psichmat, mėlų noriu, pažiūrėsiu, kas tame krepšyje. čia kita. Va, kitas reikalas, klausyk. O, tai aš jau būčiau kažkoks gangsteris, aš čia taip šiaip iš lempos bazaryčiau. Aš sakyčiau, man čia tokius neįdomus jūs, kad tiesiog va vienišas vilks esu ir čia, ką tie pinigai, žinai, čia viskas uždirbam. Viskas aišku, nu tai čia tipo taip jau pasliednai pas tave. Čia jūsų vienintelė transporto priemonė? Nu tai taip. Seniai, mes šiandien atvykom. Supratau. Šiandien šviežiai iškepti. Dar šiandien kaip tik vieną mašiniuką padovanojau naujokui kažkokiam irgi. O kitas mašiniukas pas mane jau brangus, tad tai galėčiau dovanoti. Aš užsidirbsiu. Supratau, čia vienas. Važiuok iš čia, kol aš neišdaužiau tau tų lempų. Oi, O jo, psichmat, bl***! Neraliuotas.
Ale kurva man ir nesiseka čia šiandieną nei su mašinom, nei su staktom. Aš norėjau pirkti mašiną, užmečiau jai. Nu ir po to dar mane pervažiavo. Gyva. O, karočiui, nuotoliniu būdu to gal irgi. Jo, psichma. Žiūrėk, karočią šoko aš už vairo. Jeigu nuosavas. Kaip sakai? Ai, ne nuosavas. Nenuosavas. Kažkokį pavešiu. Brat, nu tai davai. Pohu niekas jau čia nekreips dėmesio į... O, aš į galą. Pizdas. Važiuok. Nepamėsim mes tavęs kažkaip. Ne, nepamėsit.